Kol kas tyliame Pelikso Bugailiškio sodelyje vos po 2 savaičių įsikurs beveik 20 menininkų iš 4 šalių, o Šiauliai ir vėl turės nuosavą Monmartro Respubliką. Jau 10 kartą jos vėliavą Laiptų galerija iškels rugpjūčio 7 dieną. Organizatorių pasakojimų 4 dienas truksiančiame festivalyje bus ir išlaikytos tradicijos ir pateikiama naujovių. Kaip visuomet svarbiausias festivalio akcentas – kūrybinės dirbtuvės pleneras. Su jo menininkais šiauliečiai susipažinti galės ne tik sodelyje, bet ir miesto bulvare. Tradiciškai bus nudžiuginti ir sparnuotojo žodžio mėgėjai. Šiaulių dramos teatro aktoriai praeivius vėl kvies į literatūrinį bulvarą. Pasak būsimosios Monmartro Respublikos prezidentės, šiemet ypatingą staigmeną pateiks muzikinė festivalio dalis. Pirmą kartą festivalio lankytojams koncertuos atlikėjai iš Olandijos. Tai džiazo grupė ir instrumentinis duetas. Be to, festivalis plečia erdves. Į mūsų Monmartro erdvių sąrašą įtraukėme dar vieną Švento Ignaco Lojolos bažnyčią. Ir kodėl? Todėl, kad labai susijęs su pačiu Monmartro pavadinimu, nes tai jėzuitų bažnyčia, o jėzuitų ordinas įsikūrė ir davė priesaiką Monmartro bažnyčioje, kuris stovi balta bažnyčia ant kalno. Kaip ir kasmet, įspūdingiausias renginys ruošiamas festivalio atidarymo vakarą. Kaip sako galerijos direktorė, parodą drąsiai galima vadinti ne tik festivalio, bet ir visų metų parodų vinimi. Pirmą kartą Šiauliuose bus pristatyta Elvyros Kairiūkštytės kūryba. Janinos Ališauskienės tikinimu šios autorės parodos buvo ypač retos visoje šalyje, dar jai esant gyvai. Dabargi tai dar reikšmingesnis įvykis. Tai yra iš tikrųjų, kaip įvardinta lietuvių grafikos sunkioji artilerija, drąsioji ir žavioji lino raižinių akrobatė. Tai jinai šitaip įvardinta yra meno kritikų ir meno žinovų. Na, o kartu atveš knygų ir viena iš sudarytojų, Jarošovaitė, dalyvaus ir pristatys šitą knygą. Monmartro Respublikos lankytojai išvys ir jau neatsiejamų festivalio simbolių tapusius mimus, projekto Šiauliečių kėdė kitaip rezultatus ir galbūt atpažins savo pačių padovanotas ir menininkų atnaujintas kėdes. Unikalią parodą menininkus iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų šiauliečiai išvys ir olandų atlikėjų koncertą išgirs jau rugpjūčio 7 dieną. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios.